Ir mes darėm viską, kad išvengti nors vieno šūvio. Ne apie atgrasimą šnekėjom, o apie diskusiją, diplomatinius pokalbius. Kaip visą tai pasiekti be jokio ginklo panaudojimo, nes mes nebuvom puspročiai, kokiais yra šiandien šnekantis apie tuos atgrasimus. Mes buvom sveiko proto žmonės, mes puikiai supratom, ką reiškia karinis konfliktas. Jokios Lietuvos, jokios nepriklausomybės čia neliks. Tai jeigu dabar kažkas dar bando sakyti, kad šitas yra atgrasimas, pasižiūrėkit skaičius oficialius, kiek Rusija dabar pagamina, kiek ko išleidžia kariniam išlaidom. Ir ne tik Rusija, matom, kad pasaulis telkėsi, rytų ir pietų pasaulis telkėsi prieš vakarų pasaulį. Taip, kad neapgaudinėkim savęs. Nei tie keli tankai čia išgelbės, nei tie keli šarvuociai išgelbės. Pasižiūrėkit, gi pats rodėjai ne vieną reportažą, Audriau, kaip Ukrainoje dronai ir vieni ir kiti degina ir tankus, jau nekalbant apie šarvuočius ar ten tos šarvuotos automobilius. Visiškai kitas karas. Pinigų pirkimas šitiem tankam, kurie dabar nuo geriausių atveju apkasuose sėdi, nes jeigu jie pašaudo, jie tuoj bus pašauti. Jeigu jie nepakeis dislokacijos vietos. Retkarčiais vienur kitur panaudojame pėstininkų privežimui, pridengimui naktį paprastai. Ir viskas. Tai tankų pirkimas čia yra pinigų išplovimas ir nieko kito aš negaliu pridurti. Žiūrėkit, Ukrainoje vyksta šiuolaikinis karas, šiuolaikinės technologijos. Ko beverti tie tankai, nekalbant apie silpnesnės šarvuotės mašinas. Tai reikia galvoti, o ne švaistyti žodžiais ir dalyti versliukus valstybės pinigais. Apie pandemiją daugiau kalbėsime mažorinę, o ne minorinę natą.